Sveiki, čia mero paspirtukai. Šiandien laukia mūsų pati ilgiausia kelionė mieste. Noriu parodyti, kaip atrodo mano diena su paspirtuku nuo ryto iki pat vakaro. Pirma stotelė, aišku, ofisas. Ilgiausia kelionė ta prasme, kad aplankysim daugiausia Kauno rajoną. Kelionę pradėjom Griciupėje, toliau Žaliakalnis centras, Dainava, Eiguliai, studentų miestelis. Trečia stotelė, bankas Žaliakalnis. Ir ne šiaip kur Žaliakalnyje, o prie Prisikėlimo bažnyčios. Renkuosi tas gatves, kuriomis važiuojant nėra mašinų. Ten, kur galiu rinktis gerus takelius, renkuosi takelius. Ir taip visą laiką pirmyn atgal, tarp gatvės ir takelio. Wow, kokia nauja gatvė. Dar kvepia asfaltu. Nuo ofiso jau nuvažiavom 4,5 km, taigi Prisikėlimo bažnyčia kažkur netoli, vadinasi ir bankas šalia. Ogi jinai buvo už kampo, 5,1 km. Kada maždaug rašėt? Antrą, viso gero. Kita stotelė – centrinis paštas. Tuo pačiu bus proga išbandyti Savanorių kalną. Čia ko gero pats ilgiausias kalnas tokio statumo visame Kaune. Nuo pusės kalno šaligatviai sutvarkyti lygiai taip pat kaip Juozapavičiaus prospekte. Aišku, ne visa atkarpa, bet dalis, taigi visai smagu. Šitas plytelės visai malonios, dar tokiom neteko važiuoti. Leisdamasis nemačiau, bet šitoj pusėje labai gerai sutvarkyti takeliai. Nuostabus. Mūsų greitis 20 km/h, šiek tiek daugiau, 21. Jau įpusėjom kalną. Wow, kaip čia gražiai padaryta. Na, tikrai susitvarkęs Kaunas, labai smagu. Gražus takelis tęsiasi neilgą laiką. Grįžom prie senųjų plytelių, bet jos nėra labai bjaurios. Jo labiau važiuojant ant 19, čia kalnas šiek tiek pastatėjo. Jo aukštis yra lygiai toks pats kaip parodos kalno, tačiau jisai yra ilgesnis, dėl to nuožulnesnis. Kalną įveikėm labai lengvai. Mažiausias greitis buvo 18. Kai kuriuose vietose mes galim pagudrauti. Nuo gatvės užlipti ant šaligatvių. Šita Žaliakalnio dalis labai smagi, kadangi mažai mašinų, vos viena kita. Taigi visą gatvę turiu savo. O ir tos mašinos, kurios čia važinėja, jos važinėja gana lėtai, taigi važinėti tikrai saugu. Grįžti į ofisą norėčiau per ąžuolyną. Pasimėgausim gamta. Čia takelis yra tragiškas, tai mes bandysim nukirsti kampą. Bet to čia ne tik vienas gražiausių takų Kaune, bet ir saugiausių, kadangi ne vienos mašinos ir yra dviračių takai sužymėti. Wow. Tikras botanikas, visur randu vabaliukų. KTU chemijos fakultetas, kiaurai šlagbaums važiuojam. Privalumas. Ofisas. Paspirtukas turi savo garažą pas mane. Su pakrovimo stotelė. Darbo diena į pabaigą. Važiuojam pasiimti iš darželio sūnaus. Važiuosim į baseiną. Ten buvo pėstiesiems žalia šviesa, vadinasi visa gatvė yra uždaryta ir galiu važiuoti netrukdomas mašinų. Eilinį kartą buvom pamiršę kuprinę ir visus plaukimo reikmenis, taigi teko užsukti namo. Uhuu! Žiūrėk, palijo ką tik. Mažasis meras jau namuose, taigi važiuoju dabar į Senukus, o iš ten į Eigulius. Ir būsim apvažiavę beveik visą Kauną, toj pusėje takeliai tragiški. Ten, kur judresnės gatvės, aš stengiuosi nusukti į padoresnį šaligatvį, jo pavažiuoti tam tikrą atstumą ir jeigu nėra kitos išeities, grįžtu į gatvę. Važiuojant gatvės dažytom juostom, reikia būti atsargiam, kadangi išties slidu tiek dviračių, tiek motociklų. Čia yra GoPro laikiklių rojus. Štai ką aš turėjau omeny, kiek esu bandęs anksčiau, tai labai įdomiai atrodo posūkiai, kada yra pritvirtinta kamera priekyje. Toks makaronas, dabar turi dvi kameras. Galiu žiūrėti ten. Paliekam Senuko aikštelę. Visai neblogai buvo pasitreniruoti su makaronu. Dabar važiuojam, kaip minėjau, į Eigulius. Šiandien jau esam nuvažiavę 20 km. Pagaliau matau gerą takelį. Bandysim važiuoti nebe gatve.
Dėl makarono žvilgsnių sulaukiu. Anksčiau dėl paspirtuko, dabar dėl makarono. Wow, nežinau ar matosi, bet takeliai čia labai geri. Pusė kelio. Kitoj gatvės pusėje matau labai neblogas takelis. Reikia jį išbandyti, nes šitoj pusėje Pramonės prospekto tai takelis tragiškas. Čia su nuolydžiais kažkas bandyta daryti, bet čia visai smagu. Na gerai, Pramonės prospekto takelius užskaitom. Nuolydžiai kai kur šiek tiek pafalšyvinti, galbūt per aukšti, daryti tik tam, kad padaryt, bet visumoje labai gerai. Liuks. Na štai ir Lidlas, kaip ir Eiguliuose. Bet iki tikslo dar kokie 3 km. Nuvažiavom 23. Na, Šiaurės prospektui dar čia dirbti ir dirbti. Takeliai tragiški. Bet matau paruoštas žvėriukas, čia turėtų tvarkyti. O, kaip gera per pilną asfaltą važiuoti. Visas Šiaurės prospektas vien žvyras. O ne, koks žvyras. Kas čia manęs klausė, ar galima per žvyrą važinėti drąsiai? Ir greitis buvo 30. Aišku, geriau šiek tiek pristabdyti, nes baterijai turbūt neįgera šitaip kratytis. Wow. Čia jau gražu. Sakyčiau, neblogą ratą apsukom. Mes jau Eiguliuose, antruose. Tiek Pramonės prospektą, tiek Šiaurės prospektą pralėkėm gana lengvai. Na, Šiaurės prospektas nesutvarkytas dar, o mes jau ir pasiekėm savo tikslą. Apvažiavom labai didelį ratą aplink visą Kauną. Prisiminkim, kad pradžiai buvom ir centre. Kadangi po truputį vėsta, tai kelionės per daug nebeužtemsiu. Iš Eigulių grįšiu per Hipermaksimą ir Taikos prospektą link Molo. Kaip ir sakiau, bandom važiuoti pro Hipermaksimą. Gerai, Kalniečių gatvė apytuštė, mašinų daug nevažinėja vakarais. Nebe už Kalnų ir Maksimą. Labai smagios gatvės šiose apylinkėse. Jungsim Žaliakalnio pakraštį su Gryčiupiu. Čia planas yra persikelti į Taikos prospekto kitą pusę ir tada Studentų gatve iki Gryčiupio. Viena smagiausių nuokalnių Kaune. Bandom rekordą. $39. Mano šios dienos tikslas buvo parodyti, kad paspirtuku galima keliauti visą dieną, visur Kaune, naudoti kaip transporto priemonę, pilnavertę miesto transporto priemonę. Keliavau ir ne vienas, keliavau su savo sūnum. Na ir nuvažiavom net 37 km. Automobiliu tokį atstumą įveikti kainuotų daugiau nei 50 centų. Keliauti tikrai smagu, nebuvom įstrigę nei vienam kamštyje. Na ir kaip visada, važiuokit saugiai, iki. Vienintelis rajonas, turbūt, kurio nepaliečiau, tai aukštieji ir žemieji Šančiai. Na ir Aleksotas, aišku, su Šilainiais. Ir Vilijampolė. Visus rajonus išvardinau beveik Kauno. Pasakiau, kad buvom. Mes ten